Kadagi būna geriausia skrydžio bilietų kaina į Tailandą? Patirtis rodo, kad prieš 6-9 mėnesius perkant skrydžio bilietus gausite geriausią kainą. Tailandas yra pirmos minutės lokacija, jau nebe paskutinės minutės lokacija, todėl jeigu norite sutaupyti, labai rekomenduoju bilietus pirktis iš anksto. Dažnu atveju skristi į Bankoką ir grįžti iš Bankoko bus pigiausias variantas, bet taip pat nepatingėkit pasižiūrėti skrydžius į Kvala Lumpūrą arba į Singapūrą. Kartais būna paleistos kokios geros akcijos, tai visai apsimoka skristi ir per šitas šalis. Taip pat pačius bilietus žiūrėkite per skrydžio agregatorius, tokius kaip Skyscanneris. Man labai patinka Momondo, nes jame gali užsidėti +- 3 dienas ir gauti tokią lentelę su kainomis. O jau patį pirkimą rekomenduoju daryti tiesiog iš avialinijų puslapio. Šiek tiek bus brangiau, bet jeigu būtų kokių atšaukimų, pakeitimų, tai avialinijos žymiai greičiau viską sutvarko, negu kai yra perkama per tarpininką. O prieš kiek laiko jūs perkate skrydžio bilietus į tolimas keliones? Pasidalinkite komentare. Pasekite šį profilį ir gaukite dar daugiau naudingų ir praktinių patarimų, kaip susiplanuoti kelionę į Tailandą.